Tai yra Haris Poteris. Jisai kainuoja knygyne 38 litai, bet kada maksimai galiu sulaukti nuolaidos ir gauti jį už 27. Prašom mikrofoną. Štai. Dabar jos storis yra virš 500 puslapių gerokai, kaina 38 litai, kaip sakiau, galiu nusipirkti už 27 nesunkiai. Tiražas 3000 litų, autorė gauna savo matyti pakankamai, vertėjas uždirba iš tų 3000 tiražo pakankamai ir leidėjas uždirba pakankamai. Štai lietuvių kalbos vadovėlis, kurio tiražas yra 25 000. Jo kaina yra tik simboliškai mažesnė už šitos knygos. Niekada jai nebus jokios nuolaidos. Leidimo kokybė palyginus yra katastrofiška ir jai yra labai nelengva išgyventi 4 moksleivius. Man susidaro įspūdis, kad vadovėlių leidimas yra labai drastiškas verslas ir kad vadovėlių kainos yra bent jau 10-12 litų aukštesnės, nei kad jos turėtų būti. Aš kalbėjau su vienu, pavyzdžiui, šio vadovėlio autoriu, Kazimieru Župerka profesoriu, ir man visiškai nesusidarė įspūdis, kad jis būtų užsidirbęs milijonus iš štai šio vadovėlio parašymo. Klausimas. Kam mums skiriami tie pinigai? Kur jie nusėda, jeigu iš bet kurios knygos savikainos mes matom, kad vadovėlio savikaina yra turbūt net mažiau negu pusė to, kiek už jį mokykla moka ir kiek viena mokykla Lietuvos Respublikoje. Vadovėliams Lietuvos mastu yra skiriama 27 apytiksliai milijonai litų, sumažėja nuo 35 sunkmečio kontekste. Iliustracija jūsų gera, bet ji nėra iki galo pabaigta, nes jeigu mes jau kalbam profesionalai, tai trečias dedamasis išties Haris Poteris yra vertimas, čia yra autoriniai darbai ir tikrai susijęs su ugdymo individualus. Taip, aš norėčiau žinoti, kiek gauna, tarkim, vadovėlių rengėjai ir kokia dalis toje visoje kainoje yra. Bet noriu tik tiek pasakyti, kad mes esame priėmę sprendimus, kad mokyklos pačios sprendžia, kokius vadovėlius įsigyja, arba kokias mokymo priemonės įsigyja, kokias ugdymo metodikas tame tarpe jūs galite taikyti ir kiek jums būtinoji dalis tame yra vadovėlį. Aš esu už tai, kad jūs galėtumėte pasirinkti, ir tai yra ne vienintelis turbūt variantas vadovėlio, kurį galite rinktis, bet aš priimu pastabą, kad tarp leidėjų esama didelių interesų. Kaina, jeigu būtų vienintelės rūšies vadovėlis, aš priimčiau, kad tai yra tiesiogiai, sakykime, mano trūkumas, kai tokia monopolinė kaina mūsų stovi. Kuomet vis tiek leidėjų yra virš 10, aišku, vyrauja turbūt viena šviesa Alma Litera, bet dėkui už pastebėjimą, duosiu aš tame tarpe ir specialistams klausimą, kaip jie paaiškintų, kodėl yra tokia kaina. Tikrai, man atrodo, santykinai tiražas didelis, o kaina dėl to irgi santykinai nemažėja, tai yra apie ką pagalvoti. Galigi ministras irgi namų darbų parsivežti po tokių susitikimų? Girdžiu tėvynę. Aš remiuos dabar į ją kaip į vienintelę koloną. Į ją, nes nieko neturiu daugiau. Tegu aš būsiu silpnas kaip vijoklis, tačiau vyniodamasis apie ją pakilsiu. Aš prieigu prie katedros esmės, prie jos idėjos. Katedra tėvynė, kuri kiekvieną priima, priglaudžia, pažadindama darbui ir kančioms, prikeldama palūžusią svajonę, tikėjimą ir viltį. Ir tegu joje gyvena teisingumo Dievas. Justinas Marcinkevičius. Gerbiamas ministre, mūsų visų vienintelė meilė ir rūpestis Lietuva. Jai mes visą gyvenimą piname laimingą, pasiaukojimo, gerumo, išminties. Sėkmės jums įprasminant savo gyvenimo švytėjimą. Kauno Ąžuolo katalikiškos vidurinės mokyklos bendruomenė džiaugiasi, jog atvykote į mūsų mokyklą. Tai dėkui labai ir tikrai geriau vieną kartą pamatyti, negu daug kartų išgirsti.